Vikos ir Luko kelionė laivu. Nedidelėme miestelėje gyveno mergaitė vardu Vikutė. Jai buvo 4 metai. Ji turėjo brolį Luką, kuriam buvo 2 metai. Vieną saulėtą vasaros rytą Vika ir Lukas susikrovė lagaminus ir su tėveliais iškeliavo plaukioti laivu po platųjį vandenyną. Laivas buvo labai didelis, 6 aukštų, o kambarių skaičių Vika net negalėjo suskaičiuoti, kadangi tiek skaičių nepažinojo. Kelionė laivu turėjo trukti 5 dienas. Tačiau kelionė nebus nuobodi, kadangi tame laive yra vaikų žaidimo kambarys, labai didelis, ir kuriame yra viso pasaulio žaislai, kokių net regėti neregėjo ir girdėti negirdėjo. Žinoma, buvo ir kavinių, kur išalkus galima buvo skaniai pavalgyti ir sočiai atsigerti. Tačiau Vikai ir Lukui labiausiai patiko būti denyje, kur buvo didelis gražus baseinas su čiuožyklomis ir kitais smagumynais. O kai prisidūkdavo, abudu žiūrėdavo per bortą į platųjį vandenyną, kur plaukdami matė, kaip šokinėja vandenyne delfinai, o geriau įsižiūrėjus matydavo visokiausių spalvų žuvytės. Buvo be galo gražu ir po ilgų dūkimų laivo denyje tai buvo geras poilsis ir ramybės pliūpsnis. Antrą dieną, beplaukiant laivo kapitonas garsiai pranešė, kad už valandos sustos vienoje iš nepaprastųjų salų. Vikutė ir Lukutis norėjo sužinoti, kas yra sala ir kaip tai atrodo, kada galės bent trumpam apsidairyti saloje, išlipus iš to didžiulio prabangaus laivo. Priplaukus salą, laivas prisišvartavo uoste. Vikutė ir Lukas griebė tėveliams už rankų ir trepsėdami vietoje laukė, kada kapitonas leis išlipti. Vos tik išlipus iš laivo juos pasitiko merginos, kurių kūnus dengė iš gėlių supintos suknelės, ir kiekvienam išlipančiajam uždėjo ant kaklo iš gėlių supintus karolius. Su šypsena ir nekantrumu Vikutė ir Lukas stengėsi nepraleisti pro akis nei vieno salos kampelio. O sala buvo nedidelė, apvali. Ją galima buvo per keletą valandų tiesiog apeiti. Prie kranto augo didžiulės palmės, ant kurių augo kokosai. Per vidurį salos pūpsojo didžiulis kalnas, kurį visi vadino vulkanu. Nei Vika, nei Lukas nežinojo, kas tas yra vulkanas, nes nebuvo nei matę, nei girdėję. Tačiau salos gyventoja Loha, kuri lydėjo kelionėje po salą, pasakojo, kad iš vulkano kas kiek laiko išsiveržė lava, labai karšta, kuri nuteka į vandenį ir užgęsta, o vandenyne lava pavirsta kieta kaip akmuo. Toliau, keliaudami gilyn, nei per toliausiai nuo vulkano buvo nepaprasto grožio krioklys. Tai nuo kalno nukrentantis, tekantis vanduo, o nuo saulės ir vandens lašų matėsi vaivorykštė nuostabaus grožio. Na, ir keliaujant miško takeliu link laivo, Loha parodė vietą, kur augo visokių spalvų, rūšių bei skonių vaisiai. Kadangi kelionė po salą buvo labai ilga, tai Vika ir Lukas išalko. Tad paprašė nusiskinti vaisių, kadangi visoje saloje buvo gausu įvairiausių vaisių. Tai ir Vika su Luku prisikimšo pilvus iki soties. Grįžus į laivą buvo jau tamsu. Lukas ir Vika buvo labai pavargę ir nieko daugiau nebenorėjo, kaip tik miegoti. Taip ir padarė, kadangi rytoj laukia dar viena sala, kuri turėtų būti taip pat nuostabi. Vos tik rytą atsikėlę, Vika ir Lukas su tėvelis nuskubėjo į kavinę pusryčiauti, nes žinojo, kad ilgai netrukus turėtų priplaukti dar vieną salą. Vika su Luku papusryčiavę išbėgo į denį, kur vėl tikėjosi stebėti jūrą. Tačiau pamatė keistą reginį. Virš galvų buvo geltonos,
žalios ir raudonos spalvos debesys. Vika pasistebė, iškeldama rankas į viršų, nes norėjo pasiekti geltonos spalvos debesį ir netikėtai debesies gabalas atsidūrė jos rankose. Ji tiesiog atlaužė debesies gabalą. Net nusistebėjo. Pauosčiusi, ji saldžiai kvepėjo. O pabandžiusi įdėti į burną, jis ištirpo burnoje ir liko saldaus citrinų skonis, lyg cukraus vata. Lukas nekantraudamas ištiesė rankytes ir pašokęs atsilaužė žalios spalvos debesį. Paragavo, o tasai taip pat ištirpo burnoje ir liko saldus mėtų skonis. Priplaukę arčiau stebuklingos salos, pastebėjo, kad ji visa marga. Laivą prišvartavo prie uosto. Vika ir Lukas greitai čiupo tėveliams už rankų ir tiesiog tempė juos, norėdami kuo greičiau apžiūrėti, kokia čia stebuklinga sala. Išlipus pamatė, kad laivas prišvartuotas prie šokolado plytelėm iškloto uosto. Uosto šonus laikė cinamono lazdelės. Žemė buvo visa nulieta visokių spalvų zefyrais. Todėl žemė buvo minkšta ir ant jos būtų buvę labai sunku eiti. Todėl vietiniai gyventojai takelius nuklojo pieniško šokolado plytelėmis. Ten buvo ir medžių, tik medžių kamienas buvo vaflinis, o lapai mėtų skonio. Ant medžio augo saldainiai. Einant tolyn takeliu, tekėjo upelis, kuris buvo pieno, bananų ir braškių kokteilių skonio. O kitoje pusėje salos buvo tikra žiema. Žemė padengta šokoladiniais, braškiniais ir vaniliniais ledais, o nuo kalno driekėsi ledukas mėlynių skonio. Sala nebuvo didelė. Joje buvo tik keletas gyventojų, kurie buvo labai malonūs, nes juos labai retai kas te aplankydavo. Jie gyveno sausainių nameliuose. Vikutė ir Lukutis, žinoma, visko po truputį išragavo. Šis sala jiems labai didelį įspūdį padarė. Jie net neįsivaizdavo, kad gali būti tokia stebuklinga sala. Grįžę į laivą, kelionė tęsėsi, tik kad gal namų link, kadangi saloje praleido vėl visą dieną. Nepakartojamą dieną, tokių, kokių turbūt daugiau nebebus. Likusios 2 dienos buvo praleistos laive. Taip pat smagiai žaidė su žaislais, stebėjo jūrą, banginius, o jie tokie dideli, delfinus, matė net ir ryklius. Prisišvartavus laivui, Vika ir Lukas buvo nepaprastai laimingi, nes pamatė ir sužinojo tai, ko dar nebuvo matę ir žinoję.